Sveikos, labas, kaip ir sakiau, ateinu su video įrašytu, kadangi darbelio yra tokio, kad vakar aš dariau, gal kažkur 1,5 valandos užtrukau atsakyti tuos visus klausimus, bet tai tie klausimai labai padeda iš tikrųjų suprasti aplinką, reikia man tą savo tikslą skurti tikrai, kad jis būtų įgyvendintas, sakykime, kad taptų tikrovė, ar ne? Tikslas ne taip, kad noriu paskraidyti lėktuvu, privačiu lėktuvu kažkokiu ar dar kažką. Bet kad toks jau tikslas būtų pagal mano vertybės, pagal tai, kas man yra svarbu, vadinasi, aš tikrai tą pritrauksiu, nes tai nėra mano šiaip sąmoningai sugalvota kažkokia užgaida, o tai yra, kas ateina iš vidaus, kas iš tikrųjų man yra brangu. Ir aplink tą susikūrėte savo tą kitų metų tikslą, tą tokį tikrai troškimas, ko, taip norisi, kad būtų įgyvendinta, kad tai taptų realybė. Taigi, pasidalysiu skaidrėmis, nes ar man diktuoti, ar jums geriau susistabdysit ten, kur jau yra atsakyti klausimus, susistabdai mano tą video, ar ne, įrašytą, atsakai, matysi visus tas klausimus, visus žodelius, ką reikia apčiupinėti ir bus daug lengviau, negu kad man dabar sakyti ir laukti, kol jūs atsakysite į tą klausimą, ar ne, visos kartu susirinkusios. Taip jūs turėsite laiko, tikrai leisti savo pasvarstyti, kas ten ateina iš vidaus, kogi taip norisi, ar ne? Taigi pasidalysiu tuoj aš ekranu, įsijungiame nuo pradžios ir štai tie mūsų tikslai, ar ne, kitiems metams ir tą vizijų lentą, kaip tą vizijų lentą susikurti, kaip ją pasidaryti taip, kad jinai iš tikrųjų padėtų manifestuoti. Ne tik, kad matau, užsimaniau gal to, bet iš tikrųjų, kad tu žiūri ir jau kyla tos emocijos. Prisiminkit, mes manifestuojam emocijomis. Ir kad žiūrint į tą jūsų vizijų lentą, kad būtų taip, kad nereikia jau nieko net įsivaizduoti, tu ten esi, tu jau jauti, jau tai yra tavo viduje, jau tavo esybėje. Taigi, tikslai 24-iesiems ir ta vizijų lenta. Vizijų lenta tai yra sėkmės, vizualizavimo ir susikoncentravimo įrankis, padedantis įgyvendinti svajones ir išlaikyti tikslus savo mintyse. Nes, žinot, pas mus yra vieną dieną noriu to, kitą dieną kitko gali būti, bet jau ta vizijų lenta, kai kabos, tai tiesiog būsi savo pasakiusi, kad aš dabar dirbu, siekiu, viską darau dėl šitų dalykų, ar ne, dėl tų dalykų, kas yra pakabinta ten toje lentoje. Ir ateitis priklauso tiems, kurie tiki savo svajonių grožiu. Tokį fainą citatą radau, kad tikrai ateitis priklauso tiems, kurie tiki to svajonėmis, tiki to grožiu svajonių, tiki, kad gali svajoti ir tos svajonės pildosi. Kasdien matant užpildytą vizijos lentą, kurioje tiesiog vienoje vietoje užfiksuota tavo afirmacijos, tavo svajonės ir tavo tikslai, tu motyvuosi ir įkvėpsi tiek savo sąmonę, sąmoningai, ar ne, mes sukūrėme viską apgalvotai, tiek ir pasąmonė, bus tas jausmas. Pasąmonė tai yra emocinis mūsų protas. Taigi tavo vizijos lenta padės sutelkti tą dėmesį į tai, ko iš tikrųjų nori ir nustatyti pirmenybę tam, kas tau yra svarbiausia. Tai padės tavo protui prisitaikyti prie galimybių, kurios priartins tave prie trokštamos realybės. Ir tavo pasąmonė reaguoja į paveikslėlius ir užmezga emocinį ryšį su tavo tikslais. Todėl mums ir reikia tų paveikslėlių, nes taip mūsų pasąmonė jinai reaguoja. Kad ir ką mes bekalbėtumėm, sakykime, kad ir ką aš besakyčiau, raudona rožė, ar ne? Ir pasąmonė iškelia tą raudoną rožę. Mes matome paveikslais ir kai jūs duoda tą paveikslą,
pačios nusprendusios, ar ne, kad va, tą aš noriu, kad mano pasąmonė užfiksuotų ir laikytų tą. Tai taip ir bus, ir tavo pasąmonė gamins tą paveikslą į tavo realybę. Gera tvirta vizija pagrįsta tavo vertybėmis yra tai, kas skatina apsispręsti ir veikti, palaikant sveikatos ir laimės pamatą. Nes, svarbiausia, ar ne, kad yra pamatas sveikata, kad būtų ir kad būtų laimė, kad nebūtų kažkokia depresija viduje, kad tikrai būtų tas domopinas gaminamas, ar ne, kad būtų tikrai šviesa vidinė. Gali priimti pagristus sprendimus tuomet, kai viską apgalvojai ir suplanavai kelią, kuriuo eini. Kai tu turi tą kelią suplanavusi, kuriuo tu eini, kur tu nori būti, tada ir tavo sprendimai bus pagrįsti tuo tavo planu, ta tavo vizija, ar net ten, kur tu eini. Nes mes dažnai priimam sprendimus nežinodami, ką mums tai duos, be jokios intencijos. O kai tu apgalvojai ir suplanavai tą kelią, pas tave sustikuota, ar ne, yra, bet nuotraukytės, kur tu nori eiti, tai ir tavo sprendimai priimti bus pagrįsti tom tavo nuotraukytėm. Tave ten ir ves tavo sprendimai priimti. Nesvarbu, tai yra svarbu ne tai, kas turėtų nutikti, ar ne? Mes planuojam, turėtų taip ir taip, ar ne? Svarbu yra ne tai, kas turėtų nutikti, o tai, kas gali nutikti, jei esi atviras augti ir tobulėti kaip asmenybė. Svarbu ne tai, kas turėtų nutikti, bet kas gali nutikti. Tu nežinai, kas gali tau nutikti. Bet kurią minutę tavo gyvenimas gali pasikeisti, tiesiog apsiversti 180 laipsnių ir tu sakysi, wow, va čia tai buvo. Taigi, sukurkime gražią ir galingą vizijos lentą, pagrįstą tavo asmeninėmis vertybėmis, unikalia tavo gyvenimo vizija ir įkvepiančiais tikslais. Ir pradėkime, ar ne? Taigi, pirmas dalykas yra susijungimas su savimi. Aiškumas prasideda nuo klausimų savo uždavimų. Dabar mes turime suprasti, susilieti su savimi ir suprasti tą savo vertybės, padėti savo sumanifestuoti tai, ko nori mūsų siela, tai, ko nori mūsų vidinis pasaulis, tai, ko trokšta mūsų širdis. Taigi, yra tam tikri klausimai, ar ne? Ir dabar tiesiog, kaip ir sakiau, susistabdote ir atsakote į tuos klausimus. Pagal tai bus formuojami jūsų tikslai, pagal tuos tikslus suformuotus, tada jau ir vizijos lenta jinai turės, ta prasme, paveikslėliai taip ir atrodyti, ar ne? Pagal tai. Taigi, pirmasis dalykas, ką tą apčiupinėjame, tai yra sveikata, nes sveikata yra didžiausias turtas. Nėra sveikatos, nieko nesinori, nei pinigų norisi, žiūrėk, nei valgyti norisi, nei kažkur keliauti. Sveikata yra numeris 1, ar ne, ties ko turime dirbti. Ir va, tiesiog, kokie pratimai yra nediskutuotini, ar ne? Tu negali tiesiog išmesti jokių atsikalbinėjimų, kokie pratimai tavo dienos režime ar savaitės režime yra privalomi, kad palaikyti tavo sveikatą. Koks maistas puoselėja tavo kūną? Kokia miego rutina yra pas tave? Kaip tu nori jaustis? Kaip tu nori kasdien jaustis, ar ne? Kokius veiksmus nori daryti, kurie verčia tave jaustis sveiku? Pavyzdžiui, pas mane, kaip pavyzdys, ar ne, aš įtraukiau jogą, kada aš noriu pradėti užsiiminėti jogą. Vienas dalykas toks naujas atsirado. Taigi, sustabdo dabar mane ir atsakote į tuos klausimus tiesiog. Ir einame toliau. Laimė. Taigi, kokia veikla tau teikia didelį gyvenimo džiaugsmą? Ką tau patinka daryti? Kurie draugai ar šeimos nariai tave džiugina? Kas tave gyvenime įkvėpia? Iš kur tu gauni tą tokį įkvėpimą, motyvacijos, norą, tokį užsidegimą daryti kažką? Kaip tu linksminiesi, ne? Kaip tu leidžiasi laisvalaikį, koks tavo tas linksminimosi būdas yra? Ir kokie yra tavo pomėgiai? Taip, linksmybės ir pomėgiai ar neskiriasi? Pomėgiai tai yra tokie, kas, tikrai man, tokį kažkokį pasiteikinimą duoda, ar ne? Taigi vėlgi sustabdot ir atsakot į klausimus.
Toliau, gerovė. Kokie veiksmai palaiko tavo protinę ir emocinę sveikatą? Kas iš tikrųjų tau vat, kaip ir protui, ir tavo emociniam tom visom jausmams visiems, kas tau padeda? Mano atsakymas, tu tik vienas - meditacija. Mano atsakymas, jūs pagal save atsakote, ar ne? Kuo savyje labiausiai didžiuojasi? Kas ten yra pas tave, kad tu tikrai galvoji, pat šaunuolė. Kokius jausmus nori jausti kiekvieną dieną? Ten buvo, ar ne, buvo emocijos. Tai yra, kaip tu nori jaustis, ar ne, kiekvieną dieną. Kaip tu nori, kokius jausmus nori jausti kiekvieną dieną. Ai, čia palaukit, tą patį skaitau prie gerovės. Ten prieš tai buvo, kad kaip tu nori jaustis, ar ne? Kaip tu nori jaustis. O čia kokius jausmus tu nori jausti kiekvieną dieną. Jausmai, meilė, džiaugsmas. Gal netgi ramybės jausmas, ar ne, gali būti harmonijos jausmas. Tai va, kokius jausmus tu nori jausti kiekvieną dieną? Kokios kasdienės praktikos leidžia jaustis ramiai, pasitikinčiai ir laimingai? Atsakote į tuos klausimus, sustabdžiame video. Toliau, rūpinimasis savimi, tai yra labai svarbu. Tu esi pats svarbiausias asmuo. Be tavęs tu nieko negalėsi padaryti. Be sveikos tavęs, be samprotaujančios, viską gerai suvokiančios tavęs, nieko negalėsi padaryti. Niekam negalėsi padėti. Nei savo vaikams, nei vyrui, nei mamai, nei dar kažkam. Todėl rūpintis savimi yra tavo numeris 1 darbas. Taigi, kas yra tavo rūpinimosi savimi sąraše? Kaip tu save prižiūri? Kaip palaikai ryšį su gamta? Čia yra labai svarbu, kaip įsižeminti mums reikia, ar ne? Gamta, tai mūsų tas pasikrovimas, ar ne, suartėjimas, su kuo mes esame. Mes esame gamtos dalis. Ką dabar reikia pakeisti, kad pradėtum rūpinti savimi taip, kaip savo geriausių draugų? Tu turi rūpinti savimi lyg tu esi pats geriausias, pats brangiausias draugas gyvenime. Ir ko tu nori išmokti? Susistabdot, atsakot. Toliau, sąmoningumas. Kaip tu susijungi su dabartimi? Ar ne? Aš daug kartų visada, esat mane kas girdėję, aš visada sakau, gyventi reikia dabartimi, čia dabar būti, čia. Kaip tu susijungi su ta dabartimi? Kaip tu sugrįžti, kaip tu nebūni praeityje, kaip tu, žinai, ne svaigsti dėl tos ateities kažkokios, ar ne baisi, nebaisi, bet čia ir dabar. Kaip įeiti į tą momentą, kad aš esu čia, aš sveika, rankos 2 kojos 2, aš matau, aš girdžiu, man nelyja ant galvos, aš pavalgius, čia, aš dabar esu čia. Tai kaip tu susijungi su dabartimi? Kokius įpročius norėtum pakeisti, kurie priverstų tave sąmoningai rinktis? Kaip ir sakiau, mes labai dažnai nesąmoningai kažkokius pasirinkimus darom. Tai va, kokius įpročius norėtum pakeisti, kurie priverstų tave sąmoningai rinktis? Kad tikrai tavo tas pasirinkimas būtų su intencija, su kažkokia tai ateities ar ne paveikslu, kad va, tas mano pasirinkimas dabar man padės tam ir tam, ar ten kažkaip. Tai va, kokius įpročius norėtum pakeisti? Kokias gyvenimo pamokas išmokai iki šiol? Ką tu išmokęs esi iki šiol? Kokie tokie supratimai gal, ko nereikia daryti, ką reikia daryti, kaip, kas, tai va, kokius gyvenimo pamokos iki šiol esi išmokusi? Ir kokias naujas sąmoningas veiklas norėtum išbandyti? Pas mane vėlgi buvo joga. Čia mano tokia vis stipriau augantis dalykas. Taigi, atsakot, mane sustabdė į klausimus. Ir toliau einam vertybės, vizija ir tikslai, nes tavo asmeninė vizija yra tavo ateities planas. Tavo ta vizija tai tavo ateitis. Taip tu kuri savo ateitį. Tai geriau nustatykime tą viziją labai jau gausią ir teigiamą, ar ne? Taigi dabar turi žinių apie gyvenimą, kurį nori sukurti savo. Tie visi klausimai, ar ne, kur prieš tai atsakėjai,
Tai va tas toksai, kad ką reikia, kaip dar yra, tai va tas gyvenimas, kokį tu nori sukurti savo. Tu turi idėjų, įkvėpimo ir apibrėžimą apie savo tą jaudinančią ateitį. Ir vizijos lenta tai turi suteikti motyvacijos, įkvėpimo ir energijos. Ir vertybės yra vartai į tavo autentišką aš. Mes turime visi žinoti savo vertybės. Vertybės formuoja tavo mintis, žodžius ir veiksmus. Pagal tai viskas pas tave yra formuojama. Tai idealai ir įsitikinimai, kuriuos laikai svarbiausiai savo gyvenime. Pagal tai tu vadovaujas, pagal tas vertybės. Kai juos identifikuosi, jie taps pagrindiniu tašku priimant sprendimus, teigiamus sprendimus gyvenime. Ir išlaikys tave ten, kur tau yra svarbiausia. Tavo sielai, tavo vidiniam pasauliui tai yra svarbiausia. Ir kaip čia irgi sako, ar ne, iš pateikto sąrašo tiesiog pasirinkit savo svarbiausias vertybės. 3 svarbiausias vertybės, kurios yra tavo. Tai yra vertybės, kuriomis tu tiki ir kurios apibrėžia tavo charakterį. Taigi ir sąrašiukas štai čia. Taigi, ar tai, kad neužgožti, ar tai šeimos laimė, kad harmoningai gyventi kartu. Aš skaitysiu ir gal kartais tada tau taip pat, čia mano, gal pajusi tada. Ir pasirinkti 3. Savigarba, kad asmenybės jausmas, kad aš esu, ar ne, ir pasididžiavimas, didžiuoti savimi, ar ne, gerbti save. Dosnumas, padėti kitiems, gerinti visuomenę. Konkurencingumas, kad laimėjimas, rizika, kad tik tais pirmą vietą visada paimti, ką bedaryčiau. Pripažinimas, kad tas statusas, pripažinimas iš kitų, ar ne, kad mane pripažintų, aš toks ir anoks, aš taip darau. Išmintis, gal žinių atradimas ir supratimas. Draugystė, artimi santykiai su kitais, labai svarbu, kad palaikyti gerus santykius. Pažangumas, kad būti paaukštintam, visada siekti to paaukštinimo. Gal dvasingumas, stiprus religiniai ir dvasiniai įsitikinimai vidiniai. Prisirišimas yra, kad meilė, rūpestis, matau praleidusią su raide. Grįžtam atgal. Rūpestis, gerumas. Sveikata, kad visiška fizinės, protinės ir socialinės gerovės būsena. Kad viskas, ar ne, tiek fizinė sveikata, tiek protinė, tiek socialinė gerovė, ar ne, kad bendravimas viskas. Lojalumas, kad parama arba ištikimybė. Bendradarbiavimas. Sklandus darbas su kitais, komandinis darbas, kad gal norisi, kad vienas, man neįdomu, man patinka su komanda dirbti. Atsakomybė, kad tu atsakai už savo rezultatus. Man svarbiausia yra, kad jeigu aš teisingai padariau, aš gerai šaunu, jeigu aš padariau klaidą, aš prisiimu, aš padariau klaidą, kad tiesiog atsakingas už savo rezultatus. Kultūra, gal idėjos, papročiai, socialinis elgesys labai svarbu. Nuotykiai gal yra numeris 1, kad nauji iššūkiai, ar ne, tik visada į priekį kažką naują patirti. Gal šlovė, patinka būti žinomai ir paminėtai daugeliu žmonių. Arba vidinė harmonija, kad būti taikoje su savimi, tau labai svarbu. Gal pasiekimas, ta tokį vykdymo jausmas, kad padaryta, pasiekiau, gyvendinau. Gal tai įsitraukimas, kad kažkur priklausyti kažkokiai bendruomeniai, kad dalyvavimas su kitais, labai svarbu, kad būti kažkieno dalis. Gal tvarka, kad stabilumas, patogumas ir ramybė, kad viskas turi būti sustyguota, ar ne, kad viskas, jokių pokyčių, bet viskas tau žinoma ir aišku, bet tada jau yra gerai, ramu. Gal tai turtas, kad tapimas turtingu, pinigų uždirbimas, kad siekti turto, kad prabanga kažkokia, ar ne, prabangus restoranai, gal tai pas tave yra to tokio, kol tau labai norisi. Gal tai ekonominis saugumas, turėti pakankamai išteklių poreikiams patenkinti, kad saugiai, turėti pakankamai poreikiams patenkinti ir aš tada jau pilnas kelnes laimės, viskas, to ir reikia. O gal kūrybiškumas? Būti vaizdingai, naujoviškai, kad kurti kažką vis kitaip, kažką išradinėti, kažką jau įsivaizduoti, vis kažką tokio
jau yra paveikslas, aš jį perdarysiu, pagražinsiu. Gal ekonominė ramybė. Būti rami finansiškai. Tai yra svarbu. Ekonominis saugumas ir ekonominė ramybė du skirtingi dalykai, ar ne? Ekonominis saugumas, kad patenkintai, o čia ekonominė ramybė būti rami finansiškai, kad tie pinigai jų visada bus, ar ne? Jie visada ateina, man yra ramu, man užtenka daugiau negu kad aš noriu, ar ne, aš esu patenkinta. Gal malonumas, kad linksmybės, juokas, laisvas gyvenimo būdas, kad aš bohemiškas toks būdas, ar ne? Gal tai yra, ko širdis trokšta. Torumas, sąžiningumas, nuoširdumas, pastovėjimas už save, ar ne, tas teisybė, visą laiką tas toksai, kad sąžiningai viską atlieku ir aš už teisybę. O gal tai laisvė, ko tavo širdį norisi, širdies tas troškimas, kad nepriklausomai ir savarankiškai būti. Gal galia kontroliuoti, valdyti ar daryti įtaką kitiems? O gal tai asmeninis tobulėjimas, kas asmeninio potencialo panaudojimas naujų įgūdžių mokymuisi. Taigi 3 iš jų pasirinkit. Kas atrodo, to ir to man gyvenime, jeigu yra, aš turiu, vadinasi, aš gyvenu. Taigi tavo 3 top vertybės. Užrašyti jas, ar ne, ir elkitės pagal jas. Vadinasi, tai yra, ką tavo širdis nori, kas ateina iš vidaus. Ir elkis pagal jas. Jeigu tai šeima, tai tada ir planuok savo darbus, kad būtų laiko ir šeimai. Nes taip tu turėsi ramybę viduje. Nes jeigu, sakykime, šeimos laimė yra pas tave vertybė, bet tu praleidi dienas kažkur, ar ne, dirbant kažką, atrodo save nuo šeimos atimi, tai pas tave nebus gerų dalykų gyvenime, tu nepritrauksi, nes viduje tu suplėšyta, tu sudraskyta. Ar suprantat, ką noriu pasakyti? Kad jeigu tai tavo vertybės, elkis pagal jas ir planuok savo laiką pagal jas, planuok savo darbus, gyvenimą pagal jas, tada bus sukurta vidinė harmonija ir kas mes esam viduje, tai atspindi mūsų aplinka. Tada viskas stoja į savo vėžes reikiamas. Nesakau, mes kartais galim norėti to, bet tai nesiderina su mūsų vertybėmis. Tai vadinasi, mes to ir nepritrauksim. Viskas turi būti su mūsų tom 3 top vertybėmis sudėliota tiesiog. Toliau to savo vizijos radimas. Aprašyk savo viziją apibūdinant, kur tu nori būti už 3 metų. 3 metai nuo dabar. Kas ten pas tave jau yra? Rašyk esamuoju laiku, visada jau dabar, niekad nėra ateities, ateitis neegzistuoja, rytojus nėra, mes esame dabar, dabartimi gyvename. Taigi esamuoju laiku, tarsi būtum tas žmogus gyvenantis tą svajonę jau. Pagalvok apie savo sveikatą, laimę ir gerovę, prašyk, kaip nori jausti savo gyvenimo toje kelionėje, ar ne? Kaip už 3 metų, kas jau yra. Ir neleisk, kad pinigų, laiko ar įgūdžių trūkumas taptų kliūtimi, negalvok apie tai, ką gali padaryti šiuo metu. Negalvok apie tai, kas tavo rankose ar ne, galiose šiuo metu. Galvok apie ką tu norėtum daryti ateityje. Negalvok, ką tu dabar turi. Galvok, ką tu nori daryti, būti, veikti ateityje ir jau esamuoju laiku viską aprašai, jau tai yra dabar. Atsisakyk bet kokių apribojimų, sukurk savo svajonių gyvenimą. Taigi, aprašyk savo viziją. Kitas dalykas, susistabdot irgi aprašot, ar ne? Tai gali būti lapas, gali būti 2 lapai, gali būti 3 lapai. Tiesiog sustabdot ir aprašot. Toliau eina, kad mano vizijos pareiškimas. Ar ne, jau čia mes toksai kaip įstatymiškas jau toks pareiškimas, ar ne, visatai, čia va ta mano vizija, ar ne? Ir turime šiek tiek tą tokį planą padaryti. Taip, kaip ir sako, ar ne, neklaus kaip, bet tą tokį planą šiek tiek reikia turėti
sau. Sakykime, kieno tau reikia pagalbos, kad įgyvendintum savo viziją. Kaip pavyzdys, ar ne? Mano žinoma yra vizija, kad aš esu tikrai garsi jau tam dvasinė kaučerė, ar ne, padedanti daugumai žmonių. Ir ko man reikia, tai savo vizijai gyventi, man reikia komandos, ar ne? Man reikia daugiau žmonių, kurie dirba su manimi, man padeda siekti, ar ne? Daugiau žmonių tų ausų, ar ne? Kad va, tiesiog man reikia komandos, kaip pavyzdys, ar ne? Taigi, kieno tau reikia pagalbos, kad įgyvendintum savo viziją? Toliau, kaip ketini įgyvendinti savo viziją? Kaip? Nes tu turi tiesiog leisti pasąmoniai išmesti tą kažkokį kitokį veiksmą. Tu negali daryti tą patį ir galvoti, kad dabar mano gyvenimas pasikeis. Kaip ketini įgyvendinti savo viziją? Kaip aš pagal save galiu, ne, pavyzdžiui, duoti. Kaip mano gyvenimas, aš turiu kas mėnesį pasirašiau, kad kas mėnesį aš einu, bendrauju gyvai kažkur, arba pati dalyvauju susitikimuose, arba pati organizuoju gyvai kažkokius susitikimus, ar ne, patalpose, kur žmonės ateina, atvyksta. Tai vat mano toksai, kad jeigu aš noriu plėsti savo verslą, aš turiu plėsti savo veiksmų ratą, ką aš darau. Tai kaip ketini gyvendinti savo tą viziją? Ir kada ketini gyvendinti savo viziją? Sakykime, už tų 3 metų, ar ne, tu parašai, bet tai nereiškia, kad tau 3 metus reikia laukti, kol tu tą turėsi. Pasirašykite maksimum 12 mėnesių savo vizijai, tiek laiko duokite. Kad tiesiog jau už 3 metų jau viskas bus pas tave, prisimink, jau tai yra įvykę. Ne tai, kad tu dar eini link, jau tai yra įvykę. Ir tai gali vykti per kitus 12 mėnesių. Ypatingai, kad kiti metai yra gausos metai, 8 susidaro, ar ne? Taip, kad begalybės metai. Jūs nėra ribų, kiek galite pasiekti. Todėl, kada ketini gyvendinti tą savo viziją? Kaip tu manai, kada tu leisi savo protui jau pajausti tą gyvenimo būdą, kurį aprašei toje savo vizijoje? Ir, sakau, rekomenduoju duoti savo iki 12 mėnesių, nes tada tavo pasąmonė bus nusiteikusi kurti idėjas, tau pateikti kitokias galimybės, pasiūlymus, kurie tave ir nuves tenai. Nes jeigu tu lauksi tuos 3 metus, tai gali būti, kad tu 2,5 metų gyvensi taip pat ir per tą paskutinį pusmetį tada kažką pritrauksi, nes jau pradės svilti užpakalis, oi, jau ateina terminas. Terminas yra tam, kad mes įtemtumėm savo pasąmonę duoti mums kitokias idėjas. Kaip kitaip daryti, ką daryti, ar ne? Taigi, jei neturi savo gyvenimo plano, gyvensi savo gyvenimą būdamas kažkieno kito dalimi. Irgi labai gera citata. Jeigu tu neturi savo gyvenimo plano, tai tu būsi kažkieno gyvenimo plano dalimi. Tu padėsi kažkam kitam įgyvendinti jo planą. Taip, kad sukurkite, ko jūs norite, ką jūs norite. Sukurkite patys. Ir tikslų nustatymas. Ir čia yra tokie patarimai, kaip tuos tikslus nusistatyti, ar ne, ką reikia atkreipti dėmesį. Taigi, turint paprastus, aiškius tikslus, galėsi įvertinti savo pažangą, o tai savo ruožtu padidins tavo motyvacijos lygį. Tai reikia įvertinti, ar ne, kad aš augu, aš judu ir tada mes motyvuojamės, ar ne? Sveikata ir laimė spinduliuoja, kai pasieki savo užbrištus tikslus. Ir paslaptis, kaip pasiekti tai, kas tau svarbiausia, yra užsibrėžti savo tikslus raštu. Reikia pasirašyti raštu. Padėk juos tokioje vietoje, kur galėtum juos kasdien matyti. Ar tai ant šaldytuvo, gal veidrodis, automobilio prietaisų skydelis, ar ne, gal dienoraštis, koks nors sąsiuvinys, kurį tu visada turi, arba šalia lovos, telefono viršelis gali būti. Puikūs tikslai motyvuoja, įkvepia ir padeda nustatyti prioritetus tam, kas tau yra svarbiausia gyvenime. Ir patarimai nustatant tikslus. Taigi, užsirašyk savo tikslus. Ar ne? Užrašyk raštu. Nustatyk tikslus su ketinimais. Ta intencija turi būti, ar ne? Kad
kaip aš sakiau, mes dažnai tas tikslas toksai, bet ką jis mums duoda, kuo jis mums padeda, kuo jis pripildo, tai va tavo tikslas turi būti su intencija, su ketinimu, kaip jis tau padės tada tame gyvenime. Įsitikink, kad jie motyvuoja, tavo tikslai turi tave motyvuoti, tavo varikliukas būti. Padaryk juos konkrečiais, tikslingi apibūdinimai, kas tai yra, ne tai, kad aš noriu laisvės. Ne, tu esi laisvas jau dabar, nieks tavęs nepririšęs, tu nesi kaip gyvūnas uždarytas narve, ar ne? Jie turi būti konkretus. Įsitikink, kad jie yra pasiekiami. Tai reiškia, kad ar tu žinai bent vieną žmogų, kuris tai pasiekė, kuris tai padarė, kuris taip gyvena, kuris tai turi. Jeigu tu žinai bent vieną, vadinasi, jie yra pasiekiami tavo tikslai. Įtrauk konkrečius terminus, kaip sakiau, iki kada tu duodi savo laiko, savo pasąmonėje laiko sugalvoti tą dalyką. Sudaryk veiksmų planą. Tai va, ką tu turi daryti? Nėra taip, kad aš pasirašiau tikslą, dabar pasidarau kavutės ir laukiu, kada ateis. Ne, ką tu turi daryti, kokie tie žingsniukai, kažką kitaip, tu turi kažką, gal kažkam paskambinti, pabendrauti, kažkur išeiti, kažkur nuvažiuoti, nuskristi. Tai va, koks tas veiksmų planas pas tave? Įvertink kasdien, tai reiškia, kad kasdien vis apžiūrėk, kiek pajudėjai, kiek priartėjai prie tikslo, kas įvyko, ką tau atsiuntė, ką tu kitaip kažką jau padarėjai, pastebėjai. Ir laikykis to, tiesiog laikykis, nesileisk į kalbas pasąmonės ar ne, ir tos logikos kalbas, kad žinai, kad tai ne tau, čia jau per daug, čia, žinai, negali, bet prasidės tas toksai pokalbis, nes mūsų logika labai mėgsta mus atkalbinėti nuo mūsų tikslų, bet iš tikrųjų mūsų tikslai tai yra atėję iš vidaus, ne iš logiško mąstymo. Mes esam siela, turime intelektą ir gyvename žmogaus kūne. Taigi mūsų tikslai tai yra iš vidinio to mūsų sielos supratimo, iš esybės atėję. Ir tas intelektas, ta logika labai dažnai bando ginčyti su mumis, bet neleiskite, laikykitės to savo tikslo, tiesiog susifokusuokite, aš einu ten ir apdovanok savo sėkmę. Visada apdovanokite save. Ta prasme, pastebėkite, ką darote ar ne, ir kaip pasiseka, ar ne, kas nors pavyksta. Giedre, jau dabar pasilepink vonioje, užsisakyk masažą, kažką tokio, apdovanokite savęs už savo sėkmę. Taip pasąmonė irgi jūs formuojate, kad sėkmė ir džiaugsmas, jūs duodate tų tokių kitokių emocijų, kitokių impulsų savo pasąmonėje. Taigi, tokie yra tipsai, ar ne, tiems tikslams nusistatyti. Ir mano tikslai, parašyk trumpus ir ilgalaikius tikslus, maždaug apie 3 apie kiekvieną. Ką reiškia trumpi? Tai sakykime, gal jie yra iki vasaros kažkas, ar ne? O ilgalaikiai, tai jau tie 3 metai, ar ne? Sakykime, tos 3 metus aš turiu pasiekti tą, ar ne? Ir čia jau laiko nerašote, ar ne? Tiesiog mano tikslas, kad sveikata, ką nori su sveikata, ar ne? Kad gal pasižiūrėk, dabar apie kiekvieną rašant, pasižiūrėt, ką prašinėjote, atsakant į klausimus, ar ne? Sakykime, kokie pratimai yra nediskutuotini, ar ne? Ir tu ir pasirašai, kad mano sveikata, kad pabėgioti 3 kartus per savaitę gal, ar ne? Čia nediskutuotina pas tave buvo, ar ne? Ir tu pasirašai apie tai, koks maistas puoselėja tavo kūną. Tai irgi kitas tikslas, kad kiekvieną dieną suvalgyti indelį salotų ir kažkokį vaisių. Gal, nes tu pasižymėjai, kad tas maistas tavo kūną puoselėja. Toliau, kaip tu nori jausis, ar ne? Ir kad aš kiekvieną dieną jaučiuosi pilna energijos ir vidinę harmoniją, palaimą, gal kažkokią, nežinau, kas trykšta iš tavo kūno. Tai tavo tie tikslai ir bus susijęs su sveikata. Toliau laimė ir vėl pasirašai, ar ne? Pasižiūri, ką pasirašai. Kokia veikla tau teikia didelį gyvenimo džiaugsmą. Tai tavo laimė, kad aš kiekvieną savaitę sau leidžiu, sakykime, paskaityti ramiai atsisėdus, išeiti pasivažinėti dviračiu, kažką, kas tau teikia laimę, ar ne? Apie tai tavo tikslai, po 3 kiekvienam ir pasirašyti, ne? Kaip tu linksminėsi. Tai, sakykime, mano tikslas, kad aš kiekvienais metais išvažiuoju su šeima, gal kažkur kažkas ten, kaip pagal savo pomėgį, ką pasižymėjai. Tai gerovė ir aplink kiekvieno taip sudarot, atsiversdami pasižiūrėję, ką jūs pasirašėt,
apie jūsų tuos, į tais klausimais, ką atsakėte, ir apie tai turi būti jūsų tikslai. Nes tai, va, tai yra tau svarbu, jeigu tu atsakėjai šitą, atsakant į klausimus, jeigu tu parašai, tai vadinasi, tai yra tau svarbu ten viduje. Ir žinoma, nepamirškite tos 3 vertybės. Jeigu tai šeima yra, tai sakykime, laimė, tai va irgi, kad su šeima, ar ne, rūpinimasi savimi, sakykime, aš kasdien leidžiu savo valandėlę pamedituoti ir valandą laiko praleidžiu su šeima, žinai, kažkas tai tokio. Tiesiog aplink tai, remiantis vertybėmis, jūs sukuriate po 3 punktelius, ar ne, prie kiekvieno. Tiesiog pasirašote. Tai ir bus jūsų va tas tikslas, ar ne? Taip jūs aprašyte tą viziją, bet čia yra vizija, viskas tvarkoja, vizija tai yra, kur tu dabar nuteikiai save eiti ir tikslai remiasi pagal visą tai, ką tu prieš tai minėjai, nes tai yra tavo vertybės ir tai yra, kas tau svarbu. Mūsų tikslai, jeigu yra susijęs su mūsų vertybėmis, mes tikrai jos pasieksime ir net mažiau nei per 12 mėnesių. Taigi, vizijos lentos kūrimas dabar. Pasidarykime tą savo lentą. Dabar, kai įsivaizdavai jau savo tą idealią ateitį ir nustatei vertybės, viziją ir tikslus, laikas sukurti savo vizijos lentą. Pirma, nuspręs, kokias priemonės naudoji savo vizijos lentai. Ar tai bus su smeigtukais tiesiog prie medinės lentos, ar magnetinė lenta, ar paveikslo rėmelį gal nori sudėlioti tame, gal netgi knygą nori padaryti, įsispausdinti su tais paveikslėliais, ar gal dalis kambario sienos netgi gali panaudoti. Antra, pasirink žodžius, kurie tau kalba labiausiai. Žodžius, kurie atspindi tavo vertybės, viziją, tikslus, kurie tave tikrai motyvuoja, užsidėk, užsirašyk tuos žodžius ant savo lentos. Tegul tai vien pamačius tau iš karto toksai perbėga šiurpuliukai, kad, faina. Pasirink nuotraukas, paveikslėlius, kurie tame domina. Tiesiog leisk savo surasti tai, kas tave traukia. Gal net nežinai, kodėl tai tave traukia, dabar vis tiek pasirink juos, nes čia yra paslėptas dalykas. Jeigu, tu nežinai logiškai, sąmoningai, kodėl tave traukia, bet tavo intuicija nori šitų paveiksliukų. Užsirašyk bet kokias mintis, terminus, ar ne, laikas, tas iki kada viskas, ar pastabas kažkokias savo. Ir parašyk kampe datą, kada tavo vizijos lenta buvo sukurta. 5. Sudėliok viską lentoje taip, kad ši vizijos lenta suteiktų energijos ir įkvėptų. Skirk tam laiko išdėlioti tos paveikslėlius reikiamą tvarka, kad tau būtų, sakau, vizijos lenta yra tau pagalba, tau išlaikyti tą energiją aukštesnėme lygyje, nes viskas, ko mums reikia, pritraukti dalykus, kurių mes norime išbūti tame aukštesnėme vibracinėme dažnyje. 6. Įsitikink, kad lentą matysi kiekvieną dieną, tu turi maitinti su tais paveiksliukais, su tais žodžiais, su tom pastabom, su laiką matyti, ar ne, skaičius gal kažkokius susirašysi dar, pinigų sumas gal susirašysi ant tos vizijos lentos. Tu turi tuo maitinti kiekvieną dieną savo pasąmonę. Ir mėgaukis žiūrėdama į savo gražią, įkvepiančią ir motyvuojančią kūrybą. Tavo vizijos lenta dabar yra tavo ateityje priimamų sprendimų planas. Tavo vizijos lenta yra pagalba tavo ateityje priimtiems sprendimams. Pagal tai tavo pasąmonė darys sprendimus dabar einant į ateitį. Taigi fokusuokis ir manifestuok savo svajones. Kasdien žiūrėk į savo vizijos lentą, ypač pabudus ar eidama miegoti. Prisimink, kad vizijos lentos kūrimas yra ne tik džiaugsmas ją gaminti, bet ir kasdienis įkvėpimas bei patarimai, kuriuos ji suteiks siekiant tavo svajonių. Tu ten matysi tos savo patarimus, ar ne, tos visus žodžius, kurie ateina tau tiesiai iš širdį ir motyvuoja kiekvieną dieną. Taigi kasdien skirk akimirką vizualizavimui. Tikint, jaučiant ir internalizuojant jau savo tikslus, kad jau taip yra, ar ne, jau tu ten esi. Būk dėkinga už tikslus, kurie pradeda realizuotis, jau matai tas, ar ne, veiksmas vyksta. Reguliariai jausk save savo susikurtoje aplinkoje, tikėk tą viziją, ar ne, kurią sukūrei savo. Ir patvirtink, jog augi ir kasdien judi jos link. Pripažink savo pažangą ir švęsk kiekvieną sėkmę.
Taigi tiek apie kitų metų vizijos lentą ir tikslų kūrimą. Tikiuosi, tai buvo naudinga. Patiko, nepatiko, palikite komentarą. Būsiu labai dėkinga už tai. Ir tikėkite, sukurkite, atraskite tai, ko nori jūsų siela, ir tai bus jūsų. Aš tuo tikiu. Aš noriu, kad ir tu to patikėtum. Taigi, iki.